Užvakar pakeičiau vandenį, viską išėmiau. 40% buvo ledo. Tai vat, viską išėmiau, pakeičiau vandenį, pastovėjau 2 valandas. Dabar grynas vanduo, ledo nėra. Tai vat, bet vis tiek šalta. Nu ką padarysi, nieko tokio. Ką norėjau pasakyti? Tiems, kas nori pradėti maudytis, grūdintis šaltam vandenyje, pradėkit nuo kontrastinio dušo. Karšta, šalta. Aš taip pradėjau. Taip man pasiūlė, aš taip pradėjau. Pasimaudžiau taip, pripratau. Nu ir po to vieną dieną tiesiog nuvažiavau į Žaliuosius ir pradėjau maudytis. Ir va, jau 6 sezonas. Tai va taip. Nebijokit. Svarbu pradėti. Pradėkit nuo pasilaistymo. Koja, ranka, viena, kita. Šaltų vandeniu, po to visą kūną, po to su šiltu vandeniu, po to vėl šalta, šilta arba atvirkščiai. Pripratinkit kūną. Duokit jam patirti šoką. O po to tiesiog jau su kuo nors patyrusiu žmogumi lipkit į vandenį. Ir va taip. Pradėsit. Kaip ir kiekvienas, kas pradėjo maudytis nuo smulkių dalykų. Svarbu nebijot, pozityviai mąstyti ir bus viskas gerai. Tai va. Va taip. Dabar ledo nėra gerai, galima bus panerti savo.